Aš jums parodysiu, kaip sudaryti Rubiko kubiką. Labai paprastai. Tai bus ir greitas, ir lėtas metodas. Tai išmaišymas, tuoj parodysiu, kaip išmaišyti, jeigu norite, kad būtų viskas labai tiksliai. Tuoj parodysiu. Išmaišymas yra toksai. Štai išmaišėme ir tą parodysiu, kaip sudėti. Tai laikome kubą taip, kad būtų linija į tave ir matote šitą ir jūs tiesiog įdedate į čia ir gaunate 2. Matote šitos 2, tai įdedate čia ir tą kitą įdedate čia. Kavote, angliškai sakoma, krosas. Tai va, ir matote šitą kornerį. Detalę. Ir mums reikia eiti iki mėlynos, tai einame iki mėlynos. Štai, mėlyna. Mes norime įdėti 2. Bet čia yra jo kraštas. Tai mums reikia jį įdėti va čia. Nes kai mes darome algoritmą, mes turime sujungti su kraštinė. Tai dabar įdedame. Jeigu mes norime daryti kairės algoritmą, tai darome čia ir turi susijungti čia. Mums patogiau būtų, kad jis čia susijungtų, nes mes įdėtume čia. Tai darome taip. Taip. Dabar man reikėtų įdėti ir 7 kartus, bet aš darysiu taip, lengviau. Į viršų. Dar kartą. Ir dabar šitas susijungs su šiuo, kai darysime šį algoritmą. Viskas, įdėjome. Dabar įdėsime šitą. Pirmą mums reikia atskirti nuo krašto, tai mes atskiriame šitaip. Apačia. 1, 2, 1. Taip. Pasakome, kad kai šitas buvo šitaip, pasakome taip, 1 šitaip. Viskas. Dabar padarome, kad jis būtų šitaip. Mes darysime algoritmą, jis nesusijungs. Tai mums reikia daryti taip. Matė, reikia daryti dar 3 kartus, kol jis atsiduria va šitaip. Kad kai padarysi algoritmą, jis įsidės. Tai dabar mums reikia pasukti taip, kad jo nesugadintume. Tada jį pasukome čia, kad mes jį galėtume sujungti ir pasukome čia. Viskas. Dabar, kai mes darysime, įdėsime vėl 2. Tai darome ir vėl įdėjome 2. Tai dabar einame prie šito. Įdėjome čia. Štai. Tai mes norime, kad įdėtume 2. Ieškome jo krašto. Štai čia. Vėl darome tą patį. Kad būtų lengviau, mes darytume su kairės algoritmu. Tai mes tada įdedame šį su šituo. Išėmame šitą. Dabar darome kairės algoritmą, jis susijungia. Tada įdedame ir tada sujungiame su viskuo. Štai. 1. Ir dabar parodysiu dar vieną dalyką. Tai galima. Tai dabar įdėta. Taip.
pasukate nuo pusės ir toje pusėje, kur nusukate, darėte taip. Einate į šitą pusę, dėl nes norite, kad čia įdėtų ir padarėte antrą pusę. Tai va. Dabar eikite prie geltonos pusės. Norime padaryti pirmą pliusą, kad būtų lengviau sudėti. Tai mes darome šitaip. Mes turime daryti šitaip. Nes jeigu mes darysime taip, kad čia nėra nieko, tada nesikaus skrydžius. Mes turime daryti, kad būtų viena detalė ir tada kitoje irgi liktų dar viena detalė. Būtų dvi detalės, bet viena detalė būtų čia ir kita būtų dešiniai. Tai darome taip. Šitaip. Ir atsukam. Darome, kaip sakoma, vėžlį. Ir darome taip. Pasidarėme pliusą. Dabar turime sudėti visus kraštus, kad jie būtų taip. Dabar žiūrėkite. Mes turime padaryti tokį algoritmą. Ant padarytos pusės turime daryti šitaip. Įsiminkite šitą algoritmą. Dabar darome taip. Kol visi susidėlioja, mes tą algoritmą turime kartoti. Kartuojame, kol pasidaro viskas. Turime labai daug kartų kartoti tą algoritmą. Įsiminkite tuos judesius, tai jie yra tokie. Vėl darome, kol pasidaro visi tokie. Tai darykite šitą algoritmą visose pusėse ir kol pasidarys, tada pratęsim video. Štai kaip turi atrodyti viskas su visais sudėtais. Štai. Darome prie sudėto krašto, ne krašto, bet detalės, tai darome tą patį algoritmą, bet mes neišardome to pačio. Turime surasti tokį algoritmą, jeigu mes jį apsuktume, būtų lygiai tas pats. Tai darome algoritmą. Ir žiūrime, va, jeigu mes šį apsuktume, jis susidėtų teisingai. Tai mes ant šito turime daryti šį algoritmą. Štai. Ir visur pasidarė viskas, ne? Dabar tiesiog darome šį algoritmą. O jeigu pasidarė įdėjome, tada pasukame. Vėl darome tą patį algoritmą. Kol įsideda. Į apačią, iš šono ir taip. Įdėjome, taip. Darome šį algoritmą. Įdėjome, pasukame. Ir štai jūs turite sudėtą Rubiko kubiką greitesniu būdu. Štai, kaip sudėlioti šį Rubiko kubiką labai lengvai. Galiu dar parodyti vieną triuką, tai tiesiog pasukate 2 kartus, 2 kartus, 2 kartus, 2 kartus, 2 kartus, 2 kartus. Štai. Geras, ne? O kaip sudėlioti? Labai lengva. Labai lengva.